Sveiki, aš esu Saulė. Aš esu Ula. Ir mes esame iš Saulės gimnazijos ir mūsų fenomenai yra kelionės. Būtent yra kelionė į Italiją ir šiandien mes atsinešėm 3 objektus, kurie reprezentuoja tą mūsų fenomeną ir kelionę. Tai mes išmokome bendradarbiauti, pasiskirstyti darbais. Išmokom taip pat ir komunikacijos. Daug naujų dalykų ir sužinojom apie pačią Italijos kultūrą ir vietovės, kurias norėtumėm aplankyti. O bendrai nuo klasės, kas manau, kad tikrai kiekvienam iš mūsų ir labai mūsų mokytojams patiko, tai buvo mūsų kelionės reklama. Yra mokinys, kuris labai pavargęs nuo mokyklos ir jis nori iškeliauti. Ir tada jį atskrieja batas. Batas reprezentuoja Italiją. Pakyla džinas iš bato ir kaip ir nuteleportuoja mūsų moksleivį į Italiją. Po to mūsų moksleivis atsikelia ir supranta, kad buvo tai sapnas, bet tą sapną mes galime paversti realybę. Ir gavosi toks reklaminis filmukas, kuris skatina ir keliauti, ir tą tokį norą matyti pasaulį. Mūsų fenomenas yra Steponas Darius ir Stasys Girėnas. Tai yra transatlantinio skrydžio žemėlapis, kuriame pavaizdavome skrydį nuo Niujorko iki Kauno. Ką mes pakeitėme šiame skrydyje, tai pasirinkome, kad skrydį pilotuoja nebe pilotai vyrai, o pilotės moteris ir kad skrydis galiausiai baigėsi sėkmingai. Mums buvo labai įdomu sužinoti, kokių piločių būtent buvo tuo metu ir kaip to meto visuomenė vertino pilotės moteris ir jų skrydžius. Tai va dabar galime iškelti klausimą, ar visuomenė taip pat būtų žiūrėjusi šį žygdarbį taip pat, kaip ir žiūrėjo į vyrus. Tai atliekant šį projektą buvo labai įdomu sužinoti apie to meto pilotės moteris ir pilotus vyrus, kaip vyko skrydžiai. Išmokome dirbti komandoje ir labai pagilinome savo žinias į aviaciją. Tai įdomiausia buvo mums kurti komiksus, įvairius podcastus ir įvairius plakatus. Mes pasiėmėme 5 skirtingus kamuolius, kad su jais galėtume paaiškinti, kodėl mums taip sunku prisimti kitokį žmogų. Tai nėra tik žaidimas, tai yra mūsų visuomenės atspindys. Patyčios. Dažniausiai tai tiesiog baimė. Mes bijome to, ko nesuprantam. Todėl šiandien norime parodyti, kad kiekvienas kamuolys turi savo vertę, net jei jis ir netinka standartiniam žaidimui. Mokykloje mes nuolat jaučiame spaudimą būti kažkokiais vienodais. Mes skubame nurašyti žmonės, net nesusimąstę, kad galbūt jie tiesiog yra kitai priskirtai aikšteliai. Dabar atsakykime į esminius klausimus. Kas tai per objektas? Tai mūsų asmenybių tipai. Kiekvienas kamuolys turi savo fizinės savybės, kurių jis negali pakeisti. Kaip ir mes negalime pakeisti savo temperamento, šeimos istorijos ar prigimties. Mes juos pasirinkome, nes sporto salė yra vieta, kur patyčios matosi skaudžiausiai. Ten fizinis skirtumas gali tapti pretekstu pažeminti. Mes norime parodyti, kad reikalauti iš biliardo rutulio, kad jis būtų lengvas kaip teniso, yra nelogiška ir žiauru. Tolerancija prasideda tada, kai mes patys pripažįstame kito teisę būti kitos formos. Mūsų fenomenas margutis yra simbolis, toks statulėlė, kad simbolizuoja laisvę, atgimimą ir gyvybę. Kiaušinis nėra tik maistas, jisai gali būti ir tradicinis simbolis, ir kultūrinis simbolis. Man, pavyzdžiui, įdomiausia buvo, kad buvo 2 pamokos integruotos, tai technologijos ir fizikos pamoka į vieną sujungta. Ir per technologijų pamoką mes virėm kiaušinį ir matavom jo savitąją šilumą. Išvirę kiaušinį į šaltą vandenį įdėjom ir tiesiog matavom vandens temperatūrą, ant kiek buvo įkaitęs kiaušinis. Ir įdomus faktas, kad net po išvirimo kiaušinis pasunkėjo. Patiko biologijos pamoka, kai tyrinėjom kiaušinio sandarą ir patiko gaminti ir valgyti patiekalus kiaušiniais. Auksas mūsų mokykloje yra nusipelnę žmonės, kurie čionais mokinosi. Iš visų nusipelniusių žmonių mes pasirinkome mums labiausiai patikusi Hermaną Minkovskį. Mūsų pasirinktas objektas yra Hermano Minkovskio portretas, kurį mes gavome iš jo anūko. Jo anūkas yra Paulas Rudenbergas, jis dirbo profesorium JAV ir mes jį sutikome 2024 metų Hermano Minkovskio 160 metų gimimo konferencijoje. Hermanas taip pat dėstė Ciuricho universitete matematiką Albertui Einšteinui. Hermanas Minkovskis įkvepia daug žmonių. Bet per pamokas mes rinkome medžiagą apie Hermaną Minkovskį bibliotekoje arba per internetą. O tada mokykloje gavome Minkovskio anūko kontaktą ir su juo susirašinėjome.
Mūsų objektas drobė ant kurios pavaizduotas gimnazijos šūkis išverstas į skirtingas mokinių kalbas ir papildytas vizualiniais elementais. Ši drobė atspindi mūsų tyrinėjimus apie kalbą kaip reiškinį. Joje matyti, kad ta pati mintis gali būti išreiškiama skirtingomis kalbomis, tačiau išlaiko tą pačią prasme. Ir objektas parodo kalbos įvairovę, jos ryšių su kultūra ir tai, kaip kalba gali jungti skirtingus žmonės į vieną bendruomenę. Įdomu buvo vesti gimnazijos žinias. Mes atrinkome informaciją, rengėme tekstus, repertuavome viešieji, kalbėjome ir pristatėme naujienas mokyklos bendruomeniai. Taip mes patraukiai taikėme sakytinę kalbą, lavinome aiškų minčių formulavimą, senenų raišką ir patikėjimą savimi, patirdami kalbą kaip atsakomybės ir lyderystės priemonę. Sveiki, mes atvykome iš Kauno Santaros gimnazijos 1 IT klasės ir mūsų fenomenas – šokoladas. Mes išsirinkome šokolado fenomeną, nes jis yra skanus, daug kas jį mėgsta, taip pat norėjome sužinoti jo istoriją bei kaip jis yra gaminamas. Mes turėjome progą apsilankyti Alytaus STEAM laboratoriją, kur mes sužinojome, kaip jis yra gaminamas, kaip jis yra paruošiamas. Tada sužinojom patį ilgiausią šokoladinį pyragą, kurio ilgis buvo 200 metrų ir jį kepė net 10 kepėjų. Taip pat didžiausia šokolado plytelė pasaulyje buvo padaryta Didžiojoje Britanijoje ir jinai svėrė beveik 6 tonas. Taigi su šiuo projektu mes gavome progą būtent mūsų klasėje išmokti bendradarbiauti ir dalyvauti šiame projekte draugiškai, visi kartu, bei tuo pačiu ir savarankiškai, kai kūrėme pristatymus atskirai. O kokį mes fenomeną šiemet tyrinėjame? Lygtais apie sveikatą? Taip, teisingai. Ir kasgi ta sveikata? Judėjimas, sveika mityba, poilsis ir miegas, kūnas ir emocinė sveikata. Teisingai. Ir kai esi sveikas, tu gali siekti tikslų. Mokytis, kurti, keliauti, džiaugtis gyvenimu ir veikti viską. Mes Kauno Palemono gimnazijos 7B klasės komanda. Ir mūsų fenomenas – sveikata. Tai svarbu, iš pirmo žvilgsnio gali jis atrodo visiškai paprastas daiktas, bet jis iš tikrųjų slepia žymiai daugiau. Svarbu, tai jis tau gali padėti auginti raumenis ir išmokti, kaip su juo teisingai elgtis. Integravom skirtingas pamokas su sveikata, pavyzdžiui, kaip matematika, muzika, fizinės. Ir labiausiai įsiminė tikrai, kai keliavom į žygius prie Veštkūnų piliakalnio. Man labiausiai įsiminė, kai mes ruošiame pristatymus pradinukams apie sveikatą. Man tai labiausiai įsiminė, kai mes turėjome kurti grojaraščius per muzikos pamoką, nes aš asmeniškai labai daug muzikos klausausi ir man tai yra padėję tie grojaraščiai daug kartų nusiraminti arba sportavimui. Pagal mūsų tyrimus mes pasirinkome objektą stiklainis, kuriame yra šokoladiniai pinigėliai. Mes tyrinėjome finansus, kuriuose parduotuvėse pigiausi, sveikiausi vaisiai. Apklausėme mokinius, ką dažniausiai perka aplinkinėse parduotuvėse ir valgyklose. Palyginome aplinkinių parduotuvių ir valgyklų kainas ir pasirinkome objektą, tai šokoladiniai pinigėliai, kurie labai gerai vaizduoja kaip tikrus pinigus, kurie labai greitai įsileidžia. Mes pasirinkome stiklainį dėl to, nes atlikome rauginimo daržovių eksperimentą ir tame eksperimente tiesiog stiklainis pasirodė kaip labai tinkamas dalykas. Užkonservavome šokoladinius pinigėlius, kad galėtume investuoti, taupyti, sveikai maitintis ir gyventi. Šį stiklainį reprezentuoja mūsų bendradarbiavimą ir joje galima tilpti visos mūsų temos apie maistą. Mes iš šio eksperimento gal išmokame daugiausiai bendradarbiauti kartu, išmokame, kaip galima pasigaminti namų sąlygomis sveiką ir tikrai skanų maistą ir sutaupyti pinigų.
Sveiki, mes atvykome iš Kauno Varpo gimnazijos, tai mūsų fenomenas yra stresas. Ir mūsų fenomenas irgi yra stresas. Bet mūsų fenomenas yra labiau į biologinę pusę, psichologinę ir anatomijos pusę. O mūsų į matematikos pusę. Mes atlikome projektą, kuriame tyrėme mūsų klasiokų streso lygį. Taip mes gavome duomenis ir sužinojome, per kurią savaitės dieną patiriam didžiausią stresą, per kurią mažiausią. Manau, didžiausias stresas atsiranda dėl mokyklos, dėl visokių atskaitimų ir dėl tėvų, aišku. Iš mūsų projekto, ką aš sužinau, tiesiog, kad kaip stresas būtent veikia, kokius organus ir kaip veikia jos būtent ir kokie dalykai veikia. Aš, pavyzdžiui, sužinau apie save, tarkim, kad aš negau, kad aš ryte tiek streso patiriu, bet pasirodo patiriu. Šį fenomeną mes tyrinėjome skirtingais būdais per biologiją, gyvenimo įgūdžių pamoką, taip pat per matematiką ir lietuvių kalbos ir literatūros pamokų metu. Mes su mūsų mokyklos psichologė Aurelija ištyrėme, kad mokiniai bijo klysti dėl pašaipų ir kad mokiniai jaučiasi saugioje tik savo sukurtoje aplinkoje. Todėl mes ir sukūrėme žaidimą Socialinis labirintas. Tai šį žaidimą pasirinkome todėl, nes mes norime tiek pamokų metu, tiek pertraukų metu jaustis saugiai. Mes kurdami žaidimą išmokome dirbti komandoje, pažinti labiau vienas kitą. Tyrinėjant aplinką mes apibrėžiame per probleminius klausimus, kad vis tik tai yra labai svarbu mokiniams socialinė aplinka, kurioje jie praleidžia labai daug laiko.